Labas. Labas, labas. Sveiki visi. Susitinkam labai įdomu savaitgalį ant labai svarbaus slenksčio temoje, kurią vis jums atkreipiame dėmesį paskutiniu metu. A, Tai yra koridoriuje ypatingo ryšio tarp skirtingų realybių, į kurią dauguma galvoja, kad patenkama tik tai fiziškai išsinėrus iš kūno. Ne? Bet iš tiesų pasaulis dualus, tuo pat metu egzistuojame ir kaip energetinis pėdsakas, ir kaip fizinis apvalkalas reikalingas tam pėdsakui stabilizuoti. Ne? Taigi šiandien mūsų tema susijusi su mirtimi, su išėjimu, su reinkarnacija, na, žodžiu, viskas, kaip sakoma, prie to pačio gerai, gerai gula į vieną mostį. Taigi, kūno, kūnų kaita, kūniškas apvalkalas ir jo įtaka. Daug šnekam apie tai, kad viskas susiję, ne, ir kad fizinio kūno sveikata, ląstelių, kurios yra fizinio kūno pamatas, ir šakninė manifestacija, pagrindinė ašis manifestacinė reikalai, kad jie veikia jūsų einamuosius įkūnymus, bet dabar šiek tiek patrauksime standartinės natas į šoną ir pakalbėsime apie tai, kaip pasisveikinti su savo fiziniu kūnu. Techniniai nesklandumai, pertraukėlę persijungėm į Žemtymsų į Zoomą, pasikeitė foninės energijos, įdomus vaizdai. Transformacija Sveikinimai, įvyko. sveikinimai iš anapus, Zoomas gerbėjų laiškus sunkiai bet laikė. Teko pasikviesti į pagalbą, na, bet ką darysi. Taigi, skaidimas ir situacija apie tai, į kokią maršką, į kokią skystą maršką įsukamas kūnas dar gerokai iki tol, kol jį atiduoda žemei, ir kaip šitas procesas, kiek daug sudėtingos bėdos pridaro, ir kaip kažką, kas yra natūralus gėris ir grožis dirvai ir ten esančių mikroelementų, mikroorganizmų atžvilgių, be satyros, be deformuoto moralumo, bet kiekvienam etapui, kiekvienam gamtos ciklo momente yra skirtingi grožio gėrio talonai. Tai va, tai reiškia, dirvai atiduodamas kūnas, kuris yra kaip ta nuodų piliulė su saldžiu apvalkalu. Tai yra į dirvą grąžinamas medžiagų, nuodingų medžiagų prisotinta substancija, bomba. Ir reiškia, tada jisai dedamas į karstą, kuris irgi pilnas įvairaus tipo sintetinių medžiagų, kas sukuria dar vieną barjerą tarp gamtos ir žmogaus. Tada, kai jau jisai turėtų būti išleidžiamas į pelnytą poilsį gamtos glėbyje. Tai vat, o nuo tada jau galima šnekėti apie bažnyčios monopolį, nes mes pradėjom šitą temą apie tai, kad komerciškai šioje srityje yra tam tikri interesantai, kurie monopolizuoja. Žinant, kaip vystėsi religijos, savaime suprantama, kurie monopolizuoja šitą sritį. Taigi, žmogaus kūnas, žmogaus fizinis apvalkalas ir jo grąžinimas atgal sudėtingesnis negu atrodo. Tam tikrą prasme mirusieji lavonai
yra tylusis taršos elementas, Atrodo, atsižvelgiant į tai. atrodo, jų šiaip yra taip nedaug, Nu, kur bet, nedaug. bet tikrai tai pažiūrėjus, jeigu toks sakralus momentas ir jisai dar ir aplinką teršia, ir šiaip dauguma žmonių apie tai net nesusimasto, ir tikriausiai nepadeda mirusiajam, tai labai gerai, kad Mhm. mes šiandien apie tai kalbam. Taip, padėti mirusiajam. Mažai kas norėtų padėti kokybiškai išeiti į kitus santykius, nes techniškai, kas vyksta, mirusysis yra emociškai nusisavinamas. Tai yra, jisai vis tiek visapusiškai stengiamas išlaikyti jį kaip mm, ta, tos asmenybės, kurie jisai buvo prasme, kaip išliekantį elementą, ne? Kabinasi į tą atminimą, į visus kitus dalykus, tai irgi yra tam tikra prasme sudėtingi procesai, kurie trukdo sekančiai reinkarnacijai, bet reikia suprasti, kad šitokie kraštutinumai formuojasi dar ir dėl to, kad mums trūksta kultūrinių, moralinių įgūdžių, niuansų, lavėjimo tame, kurie formuotų supratingumą apie reinkarnaciją, ne? Bet Atrodo, kad jų žmonijagi, įgų praradimas, jisai tam tikrą prasme visapusiškai. mhm. Bet žmonijagi šitą turėjo ir iš tikrųjų tos gentys senosios dar ir dabar ten išlydėjimo ceremonija. Nu, toks išlydėjimą, o ne tai, kad apverkime to, kas buvo ir mes čia likom, o Jo, kažkas o išėjo. kada pasikeitė, o Ties kada viskas krikščionybė spėju. pasikeitė, kada atsirado variantai, kaip sakoma, jūs esat vieno vergvaldžio nuosavybė, Mhm. tupėkit tyliai, gyvenkit pagal taisyklės, reiškia anapus, kaip sakoma, gausit blatą, nes šansas tik tai vienas, ne, vienintelis. Ir daug Na, verkit reiškia, dar kažkada tai tupėdami buvo. tyliai. Tai tam tikrą prasme kažkam buvo patogu suformuoti tokį archetipą, tokią energetinę liniją. Na, kaip sakoma, visame kame yra savi niuansai. Taigi, kalbam apie skaitimą. Apie deginimą. Deginimas, ankstesnė, senesnė kremacija, dabar į ją kažkiek tai grįžtama, ne? Tai vėlgi, kadangi deginimas suskaido kaulus, net ir kaulus, kaip ilgiausiai išliekančią substanciją, tai jau pagelbėja, tai jau suteikia galimybę kokybiškiau, tolygiau atsiskirti sielai nuo kūno. Tai yra deginimo metu vyksta procesai, kurie stabilizuoja tam tikras energetinės perkrovas, tam tikri elektromagnetiniai niuansai, leidžiantis energetiškai neutralizuotis tam ryšiui. Bet vėlgi niuansas kremavime. Ar tikrai dabar visi kremavimai vyksta pagal senasias tradicijas, naudojamos natūralios medžiagos, atitinkama aplinka ir panašiai ir taip toliau. Nu, irgi tas momentas yra patogiai, technologiškai adaptuotas, ne? Operatyviai greitai naudojamas slėgis, naudojami greičiausiai ir tam tikri chemikalai vėlgi dalyvauja. Tikrai mažai šansų, kad kažkas kūrena malkas, ne? Mhm. Viskas staigiai, operatyviai, Ir dar smilkalais ten apdūminant. pasitelkiant. Mhm. Ne. Viskas yra pagreitinta. Jeigu viskas vyksta pagreitinta, reiškia, yra tam tikras energetinis kraštutinumas, kuris kuria specifinius virpesius, o į virpesiai tai kaip ratilai veikia viską aplinkui. Taigi, niuansų yra, bet vargu bau išmintinga visą tai tiesiog demonizuoti. Galbūt aktualiau yra suprasti priežastis ir jeigu kažką jau
sakykime taip, akcentuoji ar kritikuoji, visuomet yra protinga pasidomėti, o kokios alternatyvos, kaip galime tai pakeisti, jeigu turi pastebėjai problemą, reiškia, įdėk pastangų ir ištirti, kur, per kaip tą problemą, tuos kraštutinumus galima neutralizuoti. Taigi šiandien mūsų tema - alternatyvus kūno grįžimo į gamtą būdai. Reiškia, kaip tą skaidimąsi į pirminius mikro ir makro elementus, kaip galima kitaip įnešti tvarumo, kaip galima grįžti į gamtos ciklus. Tai kas yra dabar tikrai gana populiarėjantis, tai kapsulės, gyvybės kapsulės, kai kūnas embriono poza yra guldomas į sėklos pavidalo kapsulę, Mhm. atitinkamai apgaubiamas reikiamais fermentaciją pagreitinančiomis medžiagomis, ne, ir kūnas virsta sėklos analogu. Ir tada tokioje vietoje viršum tos sėklos yra sodinamas medis, medžio sodinukas. Tai reiškia, medis įsišaknyja, arba yra variantų, kai yra įdaiginamas medis, išdaiginamas sėklos pavidalu iš tos kapsulės, na, bet čia jau tada laiko prasme ilgesnis variantas, jisai mažai populiarus. Bet tvarumo idėja, kai kūnas virsta sėkla, tai yra iš gimdos, tokia iliuzija į gimdą, iš gimdos atsiranda, į gimdą talpinamas ir grįžta į žemę, bei virsta, tam tikrą prasme, didžioji dalis energijos pereina į medį, yra labai tvari alternatyva, populiarėjanti šiais laikais, ne? Taigi miškas vietoj kapinių. Gal ir visai smagi idėja. Kapinėse irgi medžius sodina. Jo, bet kapinėse, kas dalyvauja kapinėse, primetama prievartinė, sakykime taip, stagnacija, prievartinis paklusnumas tam tikriems kanonams, linijinis formavimas, atskirimas nuo aplinkos, galų gale taršos aspektas, ne? Mhm. Visų vandens telkinių ir taip toliau atžvilgių. Tai skirtumas tarp kapsulės ir standartinių kapinių ir karstų, tai kad apvalkalai, aplinka, į kurią į kurią įdedamas kūnas, jinai ir dar plus apgaubimas specialaus augalinio mikroplastiko kapsulė, tam tikrą prasme čia gaunasi kaip atskira tarpinė dimensija, žinai, kaip būna tose visose sakės skaistykla, kaip laukiamasis, kuriais į dangų ar pragarą. Tai tam tikrą prasme sveikai kokybiškas skaistyklos analogas, tai yra kažkokia neutrali tarpinė stotelė, suteikianti ir tą taip svarbu daug akcentuojamą ramybės aspektą, galimybę šiek tiek atsiriboti, pačiai sielai atsisveikinti su savo kūnu. Ir tas momentas, kad vykstanti fermentacija, vykstantis slėgio skirtumas tarp išorinės aplinkos ir vidinės kapsulės aplinkos, sukuria tam tikrą izoliaciją, kuri yra vertingos tylos ir stabilumo momentas. Ne? Taigi šitas reikalas jau gerokai patrauklesnis ir turi savų pliusų. Bet vėlgi, jeigu tokie miškai bus sodinami, tiksliau klausimas, kaip tada tokie miškai būtų sodinami, ar tai būtų atskiros vietos, kur vėl kaip kapinės, kaip vienas bendras miškas, tada energetiškai, jeigu žiūrėti astrališkai, formatas, piešinys, ornamentas, kurį
tokiu sodinimo principu formuotų, irgi labai svarbus. Nes jeigu vėl suvarys visus, kaip sakoma, sudės kaip į kvadratinės pailgas lysves, Į ener langelius. taip, tai tam tikra energetika, energetiniai kraštutinumai formuosis, nes visgi kaip auga miškas. Miškas auga, medžiai auga, atrodo, kad jie auga padrikai, bet iš tiesų dalyvauja, na, tam tikras, tam tikri geometriniai dėsningumai, kurie yra susiję su dirvos struktūra, su daugeliu aplinkybių foninių, ne? Tai šitas niuansas yra svarbu. A, e, Dar vienas dalykas - priežiūra. Reiškia, jeigu tokiame miške lankosi žmonės, artimieji, vėlgi kokia yra miško struktūra, forma, tai lemia, kaip žmonės į visą tai reaguoja ir kokį elektromagnetinį smogą jie ten kuria. Nes kuo dar yra kapinės sudėtingos? Kapinės yra specifinio elektromagnetinio smogo a, zona, nes dėja, nori, nenori, kaip sakoma, bet tai yra dirgikliai, kurių pagalba sėkmingai maitinami tokie kraštutinumai, tokie archetipai kaip aukos arba didvyrio, socialinės rolės. Na, psichologija čia svarbi, nes, kaip sakoma, gražu gerai, bet pasaulis vis tiek turi savus aštrius kampus ir savas problemas, kurios bene kiekvienam artimoje aplinkoje gerklę kanda, ne? Mhm. Taigi, aštrus momentas - priežiūra ir formatas, kokiu būdu visa tai bus sujungta su žeme. Kitas niuansas, girdžiu astrališkai, klausimas iš auditorijos. O kiek šansų, jog tokiame miške vaidensis? E, O kiek šansų, kad kapinėse vaidens? Mm, Bet matai, šitas klausimas, šita sąsaja, jinai taip įdomiai eina Azijoje, ypatingai Kinijoje, berods Kinijoje, yra tokios zonos, bambukų giraitės, ne, kurios net vadinami savižudžių miškai. Tai yra dėl tam tikrų elektromagnetinių dėsningumų ten traukia žmonės, ten tikrai kaip tas sūris pelėkautuose, ten traukia žmonės, kurie yra ant ribos tarp abiejų pasaulių. Ir tai yra zonos, kur vyksta daug savižudybių ir kur jau realiai pastebimi ir net yra įrašų kameromis žmonių siluetai, tai yra vaidenas. Mhm. Tai yra kažkas, kas jau tai yra tarytum zona, kuri, kaip tas sūris pelėkautose, žada, žiūrėk, jeigu tu čia išeisi, tavo fizinis skausmas, yra galimybė išspręsti toliau išspręsti savo problemas, pasivyti tą norimą malonumą, dėl kurio taip rauda ir dėl kurio patiri fizinį skausmą trūkumo, bet be fizinio kūno. Tai reiškia, vaidenimasis, tai kas tai yra? Tai kai grįžta pusiau fizinis, pusiau energetinis apvalkalas atgal į šitą pasaulį su tikslu vienus ar kitus psichologinės, nes psichologinė būsena tai jau yra tam tikrą prasme astralinė energetinė būsena, tai vienas ar kitas psichologinės būsenas, problemas ar kraštutinumus, ne, išspręsti socializuojantis su tinkamais gyvais žmonėmis. Yra tikimybė, kad kažkas tenai ateis, pamatys tą vaiduoklį ir kažkokiu tai būdu tą sąveiką tam žmogui, tam vaiduokliui padės išspręsti, užpildyti tam tikrą tuštumą, tai yra sukurti reikiamą perkrovą elektromagnetinę, kurios pasakoje jisai galutinai išsikūnis, jisai neutralizuos tą
elektromagnetinį verpetą sielos tėkmėje, nes siela yra tam tikra prasme, kaip mes daug kartų jau apie tai kalbėjom, tai yra signalas, ne, kuris įsikūnija, kurį pagauna, kaip koks radio imtuvas, tam tikra materiali forma. Tarkim, labiausiai priimtina forma mums žinoma, tai yra humanoidinis kūnas, ne? Tai va, tai grįžtant atgal, kalbant apie tos vaiduoklius ir apie tą mišką, tai priklauso nuo, ar ten vaidentųsi tokiuose miškuose, kuriuose būtų laidojami, žmonės būtų laidojami kapsulėse ir sodinami medžiai viršui, priklausytų nuo tam tikrų aplinkybių. Kaip žmogus mirė, jeigu tai yra savižudybė, tokiu atveju tada jau daugiareikšmiškai reikalingi minimum reikalinga tada laidojimas dar ir prieš kremaciją. Tada įvykdžius kremaciją, pelenai sudedami į kapsulę, atiduodami dirvai ir ant viršaus sodinamas medis. Tai papildomas stabilizacinis momentas. Tai O, jeigu šitai dalyvauja, problema išspręsta, o sakykim tai, taip. pavyzdžiui, užsienyje yra populiaru kremuoti ir tada išbarstyti pelenus kažkur gamtoj, vandenyne. Tai čia kažkas panašaus. O kam tada į tą kapsulę dėti? Matai, vėlgi, iš vienos pusės aš žinai, kad žmogaus pelenai gamtai irgi yra toksiniai. Juos leidžiama, kai kur leidžiama barstyti, bet techniškai žmogaus pelenai, žmonių kūnai šiais laikais yra labai toksiški ir tai, ką po savęs jie palieka, yra labai toksiška. Tai čia toksai niuansas, kodėl grįžimas į gamtą, stabilizuotas visgi grįžimas į gamtą būtų tvaresnis tokiu pavydalu. Bet mes čia kalbam apie žmonės neprisižiūrinčius sveikatos, kur daug Ne, toksinų kūne. mes šnekam apskritai, jog bazinė tendencija praktiškai visi šiais laikais yra intoksikuoti, praktiškai visi kūnai yra visų kūnų pelenai po mirties yra ypatingai šarminiai ir kraštutiniškai, sakykime, taip veikia visą gamtos ciklą, jeigu tiesiog išmesti išskirstyti, jeigu visus pradėtum kaip pelenus skirstyti. Vienas, kitas, tai taip, tai galima atlaikyti, ne? Yra tam tikri buferizaciniai mechanizmai. Bet mes kalbam, jeigu taip taptų globaliu laidojimo būdu, tai kenktų gamtai. Kaip žmogus gyvena, tam tikrą prasme tokį pėdsaką po savęs jisai palieka. Tai netgi jo pelenai vis dar yra dalinai toksiški gamtai, nuo kurios kapitaliai atsiskyręs jisai gyvena. O kodėl? Na, pradėkime nuo to, kad visa paviršiaus populiacija gyvena daliniai disbiozai. Visa paviršiaus populiacija gimsta, vystosi, gyvena, serga, miršta deformuotose ląstelėse, tai yra besimptomiam lėtiniam uždegime. Tai jau yra daugybė biocheminių, mikrobiologinių, elektromagnetinių, energetinių kraštutinumų. Tai natūralu, kad kai koncentruotas, kai po tavęs lieka specifiškai koncentruotas tavęs pėdsakas, įdomu, ką mums čia išmeta. Specifiškai koncentruotas tavęs pėdsakas, jisai irgi mažai, labai jau šventas, jeigu šventumą galima įvardinti kabutėse. Taigi, bet mes čia šiek tiek nukrypom į šoną, ne, įsukom tokį ratą, o kalbėjomės apie vaidenimąsi. Tai ar tendencija, ar tokiuose miškuose tokie miškai turi potencialą procesams, kurių metu kaupiasi tam tikri, akumuliuojasi energijos iki tam tikro kraštutinumo, kai ryšys tarp skirtingų realybių įvyksta lūžis, ne, tarp skirtingų realybių. Tai ir taip ir ne, bet jeigu
geresnis potencialas, kaip sakoma, optimistinės natos šitame momente ir potencialas visgi, kad kadangi tai yra sąmoningas pasirinkimas, tai turi idėjinį įtvarą per supratingumą, ką ir į kuo ir ką keiti po savęs palikdamas, visgi tai būtų gerokai harmoningesnės zonos, gyvybei, sakykime, taip suderinamos su gyvybė daug labiau, su pasibuvimu ir gyvenimo džiaugsmu, negu kad aplankimas kapinių, kur energetiškai destruktūrizuoja ir energetiškai deformuoja žmogaus gyvybinius procesus. Tai yra tokios zonos, ne? Su visa daroma pagalba, bet dėja turėtų būti kitaip negu yra. Čia tu turi omeny žmonės, kurie ateina lankyti, tai jie yra kažkaip tai. Taip, Mhm. 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 Aš dar turiu taigi ir klausimą. nu, palauksiu dabar tavo klausimo, nes aš gavau pastebėjimą arba to sakiau vientą su gyvūnijos sąmonė. Tai vėlgi, Mhm. kai sakoma, gyvūnų karalystės diplomatinis atašė energetinė pavidalė irgi pritarė, jog toks miškas būtų daug optimalesnis, nes visgi tai, kas visi tai chemikalai, kurie tiesiog iš karstų ir iš, kaip čia pasakyti, dezinfektantai stabilizuotų lavonų patenka į gruntinius vandenis, žmonės nuo jų apsisaugo, bet dėja tai labai kenkia gyvūnams. Patenka į tą paviršutinę miško augalinę, grybieną, į miško augalus, kuri ir kaip sakoma, naikina pirmiausiai turi lėtinį, besimptomį tokį, ne, užslėptą poveikį gyvūnams, mūsų laidojimo tradicijoms. Standartinės. Tai koks tam buvo tavo klausimas? Ar sekančiai reinkarnacijai yra gerai, jeigu laidoji toje kapsulėje, toje sėkloje? Nes tu buvai sakius kažkada, kad jeigu kaulai dar yra ir jau yra sekanti reinkarnacija, jau atėjo į žemę vėl, tai sielai ten sudėtingi tokie sukūriai susikuria. Jo, bet tu turi tendenciją mano pasakymus pateikti tokio pikantiško kraštutinumo, balansuodama ties tokio pikantiško kraštutinumo ašmenimis, bet vėlgi priklauso, kaip siela gyveno ten su tais kaulais. Natūralu, kad viskas daro įtaką. Natūralu, kad net ir išsiskaidę kaulai palieka energetinį pėdsaką, energetinę vibraciją kolektyviniai sąmonė ir tu visuomet turėsi ryšį su pasiekmėmis, ar jeigu sveikai, kaip sakoma, pasirinksi adekvačiai sveikai mąstyti su prieiga prie vienų ar kitų patirčių ir galimybės vystyti intuityvų ryšį, susigražinti, kokybiškai integruoti patirtis į savo einamąją asmenybę. Tai šitas momentas visada dalyvauja, bet vėlgi, jeigu išėjimas yra laidojimas palaikų vyksta eko keliu, ane, tai akivaizdu, kad sekančiam įsikūnijimui yra lengviau. Kodėl? Visi traktuoja sielą kaip yra didelė problema, kad siela yra tapatinama su einamo įsikūnijimo asmenybė. Yra truputį kitaip. Tam tikrą prasme tu įsikūniji, bet yra atskirtis tarp tavo asmenybės ir tavo sielos. Ir tu gali integruoti savo asmenybę tiesiogiai į savo sielos energijas, bet yra taip vadinamas laisvas pasirinkimas, apie kuris, aišku, specifiškai irgi yra, na, ten yra savų, kaip sakoma, biurokratijos aspektų, karminės biurokratijos aspektų, kai tai trukdo. Tai jeigu laidojamas kūnas
tokioje kapsulėje dalyvauja medis. Medis turi subtilę įžeminimo, stabilizavimo funkciją. Reiškia, tam tikri kraštutinumai, tam tikri asmenybės pikai, jų pertikėjimas įtaka sekančiai reinkarnacijai jau gali būti sušvelninta. Tai yra, tu gali minimalizuoti poreikį iki to momento, kol jinai kažką suprato ar atsisakė suprasti. Tai yra atsiranda galimybė energetiškai, astrališkai, nuosekliau audituoti asmenybės patirtis ir, kaip sako, per tą stebėtojo prizmę optimizuoti, kiek iš to, ką tu jau patyrei, perėjai, kiek tau į tai yra, ką tu tame siekiai, sakykim taip, ne? Dasikasti iki tos pirminės sėklos ir ją išsinešti į kitą reinkarnaciją tvaresnė informacinė prasme, tvaresnėje laikmenoje. Tai čia toks būtų atsakymas, kad taip, visapusiškai taip yra kokybiškiau, nes dalį savo asmenį įvyksta mainai, dar fone įvyksta mainai tarp tavęs ir medžių. Medis dalyvauja šitame momente kaip mentorius. Mhm. Sunku kalbėti apie tokius dalykus, žinai kodėl? Todėl, kad mes iš karto žmogiškąją prasme, žmogiškąją sąmonę suvokiam, na, tokiais arba. Tai yra mes iš karto ieškom kažkokių pavyzdžių, kaip tai turi atrodyti, įviniojam į specifinį formatą, kad arba taip, arba anaip, geras, blogas. Čia yra daug visokių subtilių niuansų, bet taip, medis gali dalyvauti, medis irgi yra siela, medis irgi yra kažkas, kas prieš tai galėjo turėti net ir žmogaus kūno ankstesniuose įsikūnijimuose, ne? Bet tai reiškia, vyksta kokybiška energetinė sąveika. O kokybiška energetinė sąveika, galimybė pasikalbėti su kažkuo protingesniu, tam tikrą prasme, jeigu mes kalbam apie gebėjimą išlikti stabilesnėme nuoseklume, ne? Medžiui tai būdinga. Medis pas mus yra, ypač tautosakoj, tai yra tame informacinėme sraute, kuris perteikia kolektyvinės sąmonės sąryšį su astraliniu pasauliu, medis visuomet yra kaip simbolis tam tikros išminties. Tai yra asmenybės, kuri su personifikacija tam tikrą prasme medis yra tokios būsenos intelektualinės, kai tu gebi nuosekliau suvokti, kur yra problemos ištakos ir kaip tos ištakos persipina su daugybė skirtingų aplinkybių, ne? Tai va, tai šitame, matai, sudėtinga atsakyti tavo klausimą tiesiog tiesmukai. Kalbam ir tuo pat metu, tarytum, vienas kitas sluoksnis pasikelia, daug aplinkybių dalyvauja, nes, na, jeigu būtų viskas taip paprasta, tai ar mes čia, kaip sakoma, vis dar gvildentume tokius sudėtingus lygų mirčių reitingus, tokias problemas astralinių, socialinių aspektų ar energetinės izoliacijos visos planetos lygių. Momentas vėlgi visą tai būtų jau išspręsta, draugautume, teleportuotumėmės ir visaip kitaip, vystytumės kaip harmoninga rasė, ne? Kol kas dėja yra kitaip. Dar kas link medžių, visgi jeigu yra niuansai, tarkim, jeigu guldomi palaikai į tokią kapsulę, visgi stabilesnis momentas energetiškai, astrališkai, daugiau stabilumo suteikia, kai viršuje sodinamas visžalio medžio sodinukas. Bet tai čia, kaip sakoma, jeigu nori, kad būtų geriau, ne? Bet vėlgi, jeigu žmogus
tiesiog būtina, jau čia tokia astralinis kategorizmas, jeigu teirautumėsi, jeigu jie turėtų energetinė pasaulio pusė turėtų galimybę rinktis ir paskelbti savo veto, tai tada tokio situacijoje iš karto būtų, na, griežtas nurodymas, kad jeigu žmogus, jeigu tai yra savižudis arba tai yra vėžininkas, tai tada tik tai pirmiausia sąlyga turi būti palaikai sudeginti. Tada kokybiškai į kapsulėje tie palaikai vėlgi yra apsupami reikiamais stabilizatoriais, fermentais, kad paversti tuos pelenus vertingai su į dirvą virstančią substanciją. Ir tada viršuje sodinamas irgi vėlgi spygliuotas visžalis medis. Tai čia yra tokie niuansai, bet vėlgi jau vien to, jeigu pereitų į tokį laidojimo būdą kaip kapsulėse, jau tai jau būtų kažkas vertingiau negu kad vyksta dabar. Ne? Esant minti medis kaip mentorius. Tai ypatingai vertinga dar ir tuo atveju, jeigu yra laidojama siela, kiautas tokios sielos, kuri turi mažai, kurios reinkarnacinis kelias yra sąlyginai trumpas, arba tai yra netgi žemiškos kilmės siela, nes vėlgi tas įšakninimas tam į tikrų kraštutinių energetinių pikų, kuriuos mes kitaip dar vadinam karminiai mazgai, ne, karminiai išbandymai vyksta tolygiau. Tam tikrą prasme tai irgi yra brandos, na, tipsas, sakykime taip, ne? Vienas iš būdų, kaip kiekybės aspektą įnešti karminės kaitos niuansus. Na, smagu, ne? Kai apie tokį dalyką, kurį įprastai visi sieja tik tai su nuostoliais, skausmu, tai yra destrukciniam, vienaip ar kitaip stagnuojančiomis energijomis, kai čia galima atrasti vertę visiems ir gyviems ir mirusiems. Iš tokių informacinių mainų. Reiškia, stabilesnė informacinė struktūra sielos, natūralu, kad tada jinai yra pajėgi arba kokybiškiau stabilizuoti tam tikrus genetinės anomalijas tame kūne, kuris įkūnija naujoje reinkarnacijoje, arba bendrą kolektyvinės pasąmonės lauką, tai veikia dar ir taip, kad atsiranda didesnis, na, sakykime, anapusinis spaudimas, daugiau platesnių lygmenių kreipti dėmesį vėlgi į tos subtiliuosius niuansus susijusius su genetika, su genetinė deformacija, su sveikata, su problemomis ląstelės struktūroje, kurios iš tiesų yra šakninis šių laikų sveikatos praradimo priežastis. Tai tada gautųsi, kad vėlgi tokie medžiai, ne, toks išėjimo ir pomirtinio astralinio bendradarbiavimo niuansas, kuria tokį, na, špilkuoja iš anapus einančiuosius vartotojus, ypatingai einančiuosius vakarietiškos dietos, vakarietiško gyvenimo stiliaus ir cheminio užterštumo propagavimą mėgstančius vartotojus, kreipti dėmesį, jie tampa pasąmoningai imlesni ekologinėmis temomis, jie tampa skatintų pasąmoninį imlumą alternatyviai sveikatosaugai per prevenciją. Tai yra, kaip ruošti save
tam tikrą prasme lygai iš anksto, vietoj to, kad bėgti, girdėti, suprasti, kur yra problemos ir rinktis tvarų bendradarbiavimo kelią, vietoj to, kad tiesiog plaukti pasroviui ir dasimušti iki to momento, kai tau prireikia, kad kažkas padėtų slopinti simptomus. Skamba Tai kaip yra ateitis iš tikrųjų žmonijos. Gal dabar ir sunku tą daryti, bet iš tikrųjų yra jau ir kaip tą daryti, ir yra, jau prasideda sąmoningumas tame. reikalų yra, bet potencialas visapusiškai tai daug išliekamosios vertės visiems pasauliams turintis potencialas, nes norisi ir mažiems, ir dideliems šios realybės dalyviams gyventi tvariau. Vėlgi yra tokia įdomi sąsaja iš tokio laidojimo į piramidės. Ir piramidės ir jų pagrindinė funkcija, kad tai buvo tam tikrų programinių kodų retransliatoriai. Tai yra piramidėje buvo laidojamas, mumifikuojamas, ane? Irgi, tarp kitko, mes pradėjom nuo balzamavimo, mumifikacijos per visą tą cheminį, ane, aspektą lavono įmirkimą. Tai vėlgi, reiškia, kodėl yra naudingas, kažkam yra dalinai, kažkam, kam patinka einamoji visuomenės struktūra, yra pelninga, naudinga balzamuoti, laidoti standartiniu būdu lavonus, tai yra impregnuojant juos vienais ar kitais dezinfektantais, antibakteriniais, ten įrimą stabdančiais niuansais, nes reiškia, jeigu tas lavonas, tas žmogus, jisai buvo išugdytas veikti pagal matricos, taip vadinamus parametrus, ane, mąstyti, gyventi pagal atitinkamas taisyklės, kuo ilgiau tas kūnas išlieka po mirties, kaip stagnuotas chemikalais, tuo ilgiau tie visi su kūnu susijęti mąstymo šablonai, įpročiai gyvensenos, energetiškai tam tikrų lygių, ultratrumpųjų dažnių, tai yra tie, į kuriuos reaguoja jūsų genai, kurių visuminė gausa formuoja aklą paklusnumą, tą vadinamą masinį valdymą, tuo labiau jie transliuojasi. Tai, jeigu įsiklausyti į tam tikrus užkulisinius niuansus apie tai, kaip religija ir Vatikanas dalyvauja sąmonės stagnacijoje, valdyme, vienaip ar kitaip, ir kad tai yra tuo pat metu ir vieno ledkalnio viršūnėlė ir kito ledkalnio vėlgi tik tai maža dalis, kad už Vatikano stovi dar krūva, maža krūva, bet taip įtakingų struktūrų, turinčių čia savus komercinius interesus šitam gyvulių ūkyje, sakykime taip, nes jie traktuoja visą paviršiaus populiaciją taip, kaip įprastai ūkininkas traktuoja savo turimą bandą, jos teikiamus produktus ar galimybę gauti naudos iš prieaugio. Tai grįžtant atgal tada į piramidės. Piramidės faraonas buvo žinių kastos įrankis. Faraonai buvo būti faraonu, jaunuoliai būdavo ruošiami, atrenkami, specialiai ugdomi, mąstyti tam tikrų būdų. Buvo specialūs ritualai, specialios schemos, sakykime, dabartinė kalba, pedagoginės formulės, kaip suformuoti faraono sąmonę. Dar ir tam, kad po mirties toks faraonas, specifiškai vėlgi balzamavus jo kūną, įšaldžius ir reikiamoj vietoj paguldžius toje piramidėje, jisai skleistų norimas visuomenės valdymo per pasąmonę
per pasąmoninius tam tikrus dirgiklius skleistų reikiamus dažnius O kiek ir laiko, o kiek laiko tada skleidžiasi, ta prasme, čia šimtai metų, praktiškai, tūkstantmečiai, dešimtimčiai? praktiškai, kol yra fiziškai gyva ta Nesuirus. mumija. Mm. Na, natūralu, kad iš vienos pusės, žiūrėk, signalas šiek tiek silpnėja. Nes čia kaip su tais čia žinai, kad toks procesas labai panašus į antibiotikus. Iš pradžių labai gerai slopina, labai gerai veikia. Ilgainiui, kadangi vis tiek viskas yra kaita ir konkurencija grįsta, ilgainiui atsiranda gal kitas signalas, labiau adaptuoto faraono signalas, ane, kuris permuša šitą. Išsivysto visuomenėje, vyksta tam tikri genetiniai pokyčiai, nes čia yra genai, DNR pagrindinės antenos, kurios į šitą signalą imlios. Reiškia, atsiranda, na, kai formuojasi ta problema, kad reikia kurti naują antibiotinį spektrą, nes, nu, jau atsirado atsparumas, sakykime taip. Tai Mhm. niuansų yra, bet kad su laiku vienaip ar kitaip tai mažėja, taip, bet su optimizmu šitoje vietoje irgi reikia atsargiai, nes net jeigu ir mažėja, visi tie dažniai, visų tų palaikų dažniai, jie jungiasi vis vieną į bendrą masę eigoje ir gali formuotis, vykti tam tikros energetinės, ne, mutacijos, na, kaip pavyzdžiui, formuojasi audros, ne, formuojasi naujas, susiduria keli ciklonai ir susiformuoja tornadas, lyg tai visiškai iš niekur, sakykime taip, ne. Tai šitoj vietoje vėlgi yra daug visokių niuansų, gali susijungti ir gali susiformuoti kažkoks tai specifiškai patogeninis dažnis, kuris irgi, kaip jisai bus naudojamas, kuri interesantų grupė jo kontrolę perims, ar jisai vyks jau kaip partizaninis kažkoks tai dar aspektas ir tiems trukdantis, čia jau daug niuansų reikėtų pagal faktą kapstytis. Bet, na, tai tokie procesai vyksta. Tas pats yra ir su paminklais, su obeliskais, yra Mhm. visi tie triumfo arkos, ne, va tokie va statiniai grandiozinės reikšmės, nacionalinės svarbos dalykai. Tai vėlgi jie irgi yra susiję su tam tikra sakraliniu simbolizmu, ten arba tiesiogiai yra kažkieno tai kapas ir apie tai šnekam, arba ten yra vienu ar kitu būdu kažkur įmontuoti palaikai su su tikslu, kad sustiprins tam tikrą informaciją, kad gyvos materijos, ne, buvimas sustiprins tam tikrą informacinę sklaidą. Na, tai yra sudėtingos formulės ir jas tiesiog, va čia va tokiam betarpiškam pokalbyje plius minusą, ne, pateikti mažai, Sudėtinga. mažai galimybių, nes, na, mm, žmogaus sąmonė iš karto tada ieško, bando šitą informaciją pritaikyti praktiškai, atlieka vienas ir kitas simulacinės, pasąmoninės simulacijas, tai yra ir kreipiasi į kolektyvinę sąmonės lauką, papildomos informacijos ir tada, jeigu daugiau plėsti šiame etape, tai žiūrovas sukursi krūvą perkrūvų pasąmoninių, apie kurias gal net ir dauguma mažai ką ir kurias mažai gal ir te užčiuop savyje, bet ką tai duos, tai gali sukelti virtinę signalų, kurie destruktūrizuoja imuninę sistemą. Viskas yra susiję. Elementari sloga, sinusito, apendicito, vienų ar kitų virškinimo problemų išlindimas irgi gali būti paskatintas, jeigu kažkas per daug aktyviai, per mažai higieniškai astralinės energetikos prasme taškysis informacija apie visus tos sakralinius, anapusinius energetinius ritualus ir pasąmoninių dirgiklių valdymą. Čia galbūt tik tai tiek, kiek aptariam užteks ir
Rezumuojant vėlgi, kad jeigu piramidės, jeigu yra toksai precedentas, kad tam tikrus statinius a, naudoja kaip įtakos priemonę, ne, tai kaip dabar visi kalba apie tai, kad galima, na, sakykime, radio transliacijomis, ne, tam tikrų bangų dažniais priversti valdyti visuomenę, valdyti minę. Tai Mhm. tam precedento, kaip sakoma, yra. Tik tai, kad vietoj technologijų, tokių kokias valdom dabar, naudotos kitokie įrankiai. Tai vat jeigu medį sulyginti medžio pasodinimą virš palaikų palaidojimą ir medžio pasodinimą virš jų išakninimą į palaikus, ryšio tarp medžio ir žmogaus fizinio kūno suformavimą, jeigu analizuoti kaip tam tikrų programų retransliavimo įrankį, tai šituo atveju medis visgi yra gyva struktūra. Ne? Ir medis kaip gyva, turinti ryšį su saulė, su žeme, su vandeniu, su oru būvis, jisai jau tas programas, pagal kurias veikia buvusi asmenybė, jisai jau šiek tiek, sakykime, mažiau tos, gerokai mažesnė ar net optimizuojasi retransliacinio piknaudžiavimo niuansai. Ir jeigu mes norim išsilaisvinti iš matricos, tai, sakykime, toks laidojimo būdas susijęs su medžiais, tik aišku, gerai būtų pasirinkti tokius medžius, kurie be genetinės modifikacijos niuansų, nes tada vėlgi, žinai, energetinė linija priklaubūti kažkieno tai nuosavybę komercinę. Na, sakau, pikantiškų momentų čia yra. Tai va, bet vienaip ar kitaip toksai laidojimo būdas mums yra visapusiškai vertingesnis, harmoningesnis, nes jau dėja dasižaidėme kitokių momentų, kad net jau reikia ir pagalvoti, kaip tą fizinį kūną, kaip tuos panaudotus planetos išteklius gražiai, garbingai, tvariai supakuotus gražinti atgal į gamtinį ciklą. Nes atrodo, kas čia? Visi kaip, atrodo, nu taigi kaip visada. Laidojo, mirė, gimė, ten užkasė. Ne, jau dėja, bet taip patogiai ir komfortiškai gyventi norėjo. Tas leido man galvos, sakykime, taip užsilipti, kad jau dabar atgal nuo technologijų nulipti tame momente, kai visgi tau gyvybės egzistencinė tėkmė primena, kad sorry, bet tu visgi esi bendrų dėsningumų dalis ir turi keisti savo biologinę, pavargusi biologinį apvalkalą, tai tame momente jau mums atsirado prievalė irgi sąmoningo pasirinkimo. Suvokimo, pasiruošimo kaitos kitokios, nei kad tiesiog bijau, kai bus taip, tas demonizavimas, dramatizavimas, atidėjimas, ignoracija iki paskutinio momento. Ne, tai visgi irgi tam, kad sugrįžtume prie suvokimo, išakninimo, ignoracijos, neutralizavimo apie reinkarnacinį testinumą, mirties pasiruošimo išėjimui, kūno keitimui momentai irgi turi tapti, turim liautis visą tai taip dramatizuoti ir demonizuoti, o reikia svarstyti, kokie galimi optimaliausi variantai visiems. Tai nes iš kitos pusės esant daugiausiai suvartojantis išteklių, daugiausiai privalgantis, ne? Daugiausiai šiukšlinantis dar. Tai jau taip, bet mes netgi savo išmatomis labiausiai šiukšlinantis esame, nes techniškai mikroorganizmai ilgajame žarnyne, jie yra dar ir skirti tam, kad būtų kaip tarpininkai, kurie vykdo reikiamą fermentaciją ir tada tai, ką žmogus sunaudojo, kad gyventi, tam tikrus bazinius dalykus
su išmatomis, kad jisai gražintų kaip natūraliai į humuso atsinaujinimo ciklą įtraukiamas substancijas. Bet dabar žmonės gyvena tokioj disbiozai, tokiame uždegime, kad tai, kas po jų lieka dar ir kasdienio tuštinimosi metu, yra toksiška ir pavojinga aplinkai. Tai yra daug visokių niuansų, ne? Tai įsivaizduok, jeigu tu jau gyvendamas a, Mhm. tiek daug visko suvartoji ir aišku nori, kad ir visi po tavęs tavo vaikai sėkmingai gyventų, tai reiškia, reikia jau pradėti imtis iš anksto per sąmoningą suvokimą pokyčių, negu kad laukti, kol daves iki maro bado karo, kad, kaip sakoma, per skausmo momentą visi pradėtų kreipti dėmesį, o kur čia mes pamirštam, kad reikalingas papildomas į indėlis, gražinti, atstatyti tvarumo ryšio su gamta momentą. Tai va, tai čia turbūt tokie esminiai, labai svarbus dalykas, ypatingai JAV teritorijai, kur yra labai didelė problema, labai didelė proporcija viršsvorį turinčių žmonių. Ir kur pagrindinė atstovybė, ne, fast foodo gerbėjų. Fast food. Mhm. Atstovybė. O gal pabaigai galim porą Tai tokių buitinių tai, kas klausimų paimti? Aha, čia trukinėja biški. dar iki pabaigos teks dar iki pabaigos teks lukterti, nes yra toksai labai įdomus niuansas, kadangi paminėjau JAV, yra energetinis siūlas, kuris įdomiai kabina Oregono ir Vašingtono valstijas. Ir kai aš tai pastebėjau, ruoždamasi mūsų sensui, pasinagrinėjus statistiką, atkreipiau dėmesį, kad ten Oregono ir Vašingtono valstijose yra ypatingai paplitęs žmogaus alternatyvus laidojimo būdai ir ypač žmogaus kompostacijos. Tai yra, kai galima laidoti tiesiai į žemę kapsulėje, kurioje kompostuojasi, yra laidojimo būdai, kuriuose žmogus irgi guldomas į kapsulę, palaikai apklojami, įvelkami į tam tikros medžiagas pagreitinančios fermentaciją ir per tam tikrą laiką, išlaikant, bet laikoma jau įstaigoje, ne žemėje, bet specifinėse kapsulėse, jisai virsta žeme. Ir artimieji po kažkiek tai laiko atgauna tiesiog, indą, pundą žemės. Mhm. Ir tada jau jie gali tą žemę, kur nori ten barstyti. Vieni barsto, sodina medžius, kiti išbarsto pavėjui, bet tai jau visai kitas lygis. Bet žinai, kas yra įdomu, kodėl šitos dvi valstijos ir kas skatina tokį kitokio požiūrio paiešką, kai JAV didelį energetinį pėdsaką paliko pilietinis karas. Ten pas juos yra didelė žaizda, sakykim taip, daug astralinių energetinių dirgiklių šitoj vietoj. Tai va šitos dvi valstijos, jos unikalios tuo, kad jos buvo geografiškai visiškai atskirai toli nuo karo veiksmų. Ir ten buvo, jos prioritizavo ne tai, kad vienoje buvo iš viso uždrausta vergovė, kitoje vėlgi buvo prioritizuojamas, kaip sakoma, baltosios visuomenės gyvenimas, irgi atsisakant išnaudoti tamsiaodžius. Tai turi kokie yra ir energetiniai dėsningumai, tokios šiek tiek
ramesnios energetikos, tam tikrais svarbiais socialiniais momentais, kaip transformacija, palaikų transformacija. Kas dar? Dar, jeigu mes kalbėtume apie šitos niuansus, yra alternatyva vyniojimas į drobulę ir laidojimas paviršiniuose dirvos sluoksniuose, kad greičiau suirtų, bet šiais laikais jau šitas laidojimas atkrenta, nes kūnai tiek prisotinti visokių vaistų, chemikalų, skalbimo miltelių, kvepalų, kremų su visokiais konservantais, kad ten greičiau dirvos mikroorganizmai nusinuodys, negu kad tą lavoną išskaidys. Tai turėsim didelį estetinį ir um, estetinį ir mikrobiologinį užterštumą, jeigu propaguotume miško kapinių variantą. Tiesiog atiduodant iš karto palaikus. Atkrenta. Jau, Kaip kaip žiauru. sakoma, prisižaidė. O visi žmonės, dauguma žmonių Na, gyvena gyvenimas taip. yra toks, koks yra. Mm. Jo. Net Bet neįtarė, kad palaidoti jos būtų toksiška ir toliau naudoja chemikalus visus. nes žmonės yra įpratinti, kad už jų sveikatą atsakingas kažkas kitas. Jie įpratinti mąstyti, įjungti mąstymą tik tai kraštutinio aplinkybių metu, patiriant jau tam tikrą simptomą, ne? Tai Mhm. jeigu šitas keisis suvokimas, keisis simptomatinio slopinimo praktika, keisis ir simptomatinis slopinimas skausmingose patyrimo momentuose, kurie susiję su mirtimi, su kūno ryšio su kūnu praradimu. Ne? Emocinė, kai iš tave, kai tarytum artimasis, tai yra kažkas, kas yra tavo emocinė nuosavybė ir dabar iš tavęs atimama galimybė fiziškai įžeminti savo emociją į tam tikrą gyvą objektą. Tai čia yra irgi savi kazusai. Dar vienas dalykas, kadangi mes kalbam apie tą skaidimą į šeimą, yra įdomus paminėti vandens kremavimas. Tai kūnas, kai kūnas yra panardinamas į tam tikrą šarminį tirpalą, kas tai yra šarminis, na, vėlgi pelenai yra šarmai. Kažkas, kas neutralizuoja, išskaido, jungiasi, aktyvina tam tikrą prasme rūgštis, bet greičiau jos ir aktyvinamos ir tuo pat metu dalinai slopinamos. Tokius šarminis tirpalas sukuria perkrovas kūno minkštuosiuose audiniuose, kurių pasekoje ten ląstelėse esančių specialiai irimui pagreitinti rūgštimis užpildytos mikropuslelės, jos tada greičiau pratrūksta ir greičiau įvyksta molekulinės išsiskaidimas. Na, tam tikrą prasme subyra kaip ta gyva domino gyvatėlė. Nes kas tai yra fizinis kūnas, dar vienas toksai palyginimas suvokimui, kokia tai yra trapi kombinacija, kokia tai yra bendruomeninė jungtis. Kūnasgi sudarytas iš ląstelių ir ta ląstelė vėlgi yra specifiškai daugiasluoksnė struktūra. Ir jeigu pritaikai tam tikras poveikio priemonės, tai kaip tas domino pilis, ane, statinys, vieną kažką sujudini ir pasileidžia grandininės reakcijos. Ir vėl kaip krūva atskirų kaladėlių ant grindų turim, vietoj kažkokio vientiso objekto. Taigi, vandens kremavimas, kuo jisai dar yra specifiškai unikalus ir kur aš girdžiu tam tikrus aštrius kampus. Vėlgi, vanduo yra pats pagrindinis informacijos nešiklis. Reiškia, mes kremuojame vandeniu, tai visą DNR esančią informaciją, nes ten irgi DNR gryninsi, laupysi, skaidysi, suprasti, kad principas
kuo DNR saugo informaciją, vėlgi jinai DNR yra talpykla, kur yra koncentruotas vanduo ir galimybė DNR sukur tiek daug tokį didelį kiekį informacijos savyje talpinti, jinai yra užtikrinama būtent tuo, kad visgi pačiame bazinėme šakninėme variante tam yra naudojamas vanduo, kuris inkapsuliuojamas į tą DNR struktūrą, na, vienų ar kitų junginių, jungimosi su tam tikrų būvių pagalba. Taigi, tai toks laidojimas, jisai, jeigu taptų dominuojančiu atsisveikinimo mechanizmu, tai šiek tiek yra niuansų, kad vandens kremavimas gali sukelti destrukcinius pasąmoninius triggerius, nes labai daug informacijos ir informacinės perkrovos, destrukciniai momentai asmenybėje yra gražinami į bendrą, į kolektyvinę sąmonės transliacinį srautą, ne? Nu, yra kur dar padirbėti, pagalvoti, įsiklausyti, kokių buferizacinių mechanizmų reikėtų šitoj vietoj, jeigu taikyti vandens kremavimą. Kažkokio išlyginančio tarpininko, antioksidanto funkciją, stabilizuojančio karkaso momento čia visgi dar reikėtų. Bet, na, aišku, irgi geriau negu kad mumija chemikatuose išmirkyta į žemę sukišama ir dar akmuo su kryžium ant viršaus užritinamas. Mhm. Tai va, turbūt tuo ir pabaigsim šiandieną. Aš dar Tai, vieną klausimą turiu. Iš kelių nu, klausimų, kurie atėjo, kaip galvoju, publikai, klausytojam, vis tiek rūpi tokie praktiniai dalykai. Tai žodžiu, vieną pagrindinį užduosiu, nes jau mūsų laikas baigėsi. Tai kadangi dabar darom šitą tyrimą į sensą pokalbį mūsų per vėlinių laikotarpį ir tu jau minėjai, kad kapinės apskritai yra tokia gan destruktyvi, destabilizuojanti kažkokia energija. Tai turbūt aš įsivaizduoju, pagrindinis klausimas bus, kaip apsisaugoti, kai eini į lankyti kapų per vėlines ir ar iš viso geriausia, pavyzdžiui, ten tą kapą, kuris jau yra ar ne, nuo seno, sutvarkyti, tarkim, prieš aš jau gal tave vėlines. stabdysiu, gerai. Na, aš jau Aš pabaigiau. jau gal tave stabdysiu iš anksto, nes tai, ko tu manęs paklausai, tai tu vėlgi klausi per simptomatinio slopinimo prizmę. Vargu bau, ar tu kažkaip tai nuo to apsisaugosi, jeigu tu ieškosi kažkokių greitų priemonių, kad čia va greit, tipo, apsimetu, kad pasikeičiau, pakeičiau mąstymą, pakeičiau savo ląstelinę struktūrą, mikrobiocheminę pusiausvyrą organizme. Ir jau dabar, kaip sakoma, turiu apsauginį kostiumą sulakstyti kapines. Tai yra, taip vėlgi prasideda šitas niuansas, na, nuo visai kitos rubrikos. Nori apsisaugoti, susitvarkyk disbiozą savo tylėje, disbiozą savo žarnyne, susitvarkyk tylųjį uždegimą smegenyse, to pasekoje smegenų ryšys tarp sąmonės ir pasąmonės. Tai yra imuniniai procesai, biocheminiai, neurologiniai procesai tampa gerokai stabilesni ir kadangi žmogus yra būtybė, kur yra dalis daugybės skirtingų dimensijų tuo pat metu, kaip manai, egzistenciniai mechanizmai yra suplanavę apsauginius tam tikrus mechanizmus išmintingesnius negu kad čia momentiškai blitz formulė vienas žmogus gali įvardyti, ne, ir kaip panacėją visiems paskelbti. Norint apsisaugoti nuo niuansų, kad vaikštant į kapines, tam ten formuojasi tokie elektromagnetiniai dažniai,
kuriems imlios jūsų ląstelės ir ypatingai nervinės ląstelės tose zonose arba veikiančios pagal tokią funkciją, kuri yra suvokiama kaip pasąmoninės priešpriešos, tai yra, kad jos gaudo tokius signalus, tai yra, kad jų sąveika su tokio tipo signalais būtų stabilesnė arba jos atsisakytų, prioritizuotų lojalumą vidiniams ciklams prieš nei bendradarbiavimą su išorinėmis energijomis, tai tam reikia, kaip sakoma, dar ir savo einamąjį fizinį kūną laikyti kokybiškoje biocheminėje pusiausvyrėje. Tada, kaip sakoma, mažai bus problemų, jog eini ten, kur irstantis kūnai ir tavo dalis tavęs nusprendžia sudaryti partizaninio tipo sąjungas, kad per skausmo momentą atkreipti dėmesį ir priversti tave rūpintis savo neurologinės struktūros, fiziologiniais aspektais, kurie dėja, bet yra visiškai ignoruojami mūsų kasdieniai visuomeniai. Tai va, Mm. matai, vargu bau ar aš tau pasakysiu apsisaugojimo receptą, o kitas dalykas, sorry, jeigu ten visi vaikšto tie, kurie gyvena pagal religinį naratyvą, tai dabar šakėm prieš vandenį, čia per vandenį, taip sakoma, gali rašinėti ir bandyti, ką, sustoti, kaip ten sako, krūtinę, patranką, ant patrankos mestis ir Ne, tu jau atsakėjai, žinok, į klausimą labai gerai. priešpriešą kurti visam religiniam mechanizmui. Čia yra labai daug kintamųjų. Tai Mhm. gal pradėkime nuo Tai to. atsakymas išgirstas, manau, kad pradėkim nuo to, kad pasirūpinti pradžiai savim, ką turbūt vienu metu ir lengviausia būtų padaryti, ir gan sudėtinga. Šiais laikais Pradėkime taip nuo atrodo. to, kad pirmiausiai tai yra kiekvienam individualus atvejis, kokiais pagrindais emociniais, intelektualiniais ir kokiame santykyje su religija į tas kapines jisai eina. Tai visiškai, tai yra subtiliai individualus momentas. Taip kad yra reikalų ir per vieną pokalbį gali pakeisti labai daug ir tuo pat metu naivu tikėtis, jog staiga čia ir dabar visas pasaulis apsivers, ne? Nu ką, įdomu, bet mūsų laikas jau baigėsi. Tai turbūt, sakysim, iki kitų kartų. Taigi, kaip visada, ačiū, labas, viso gero. Kam smalsu, kam reikalinga, tiksliau reikalinga jums visiems, smalsu irgi daugeliui. Su tai susitiksime jau individualaus regresinio seanso metu. Mm. Gerai, tai tada sakom, susitiksim ir iki.